labą dieną, labą vakarą ar labą rytą, priklausomai nuo to, kuriuo metu mus žiūrite. Ir vėlgi malonu su Jevgenijum šiandien pabūti kartu ir pakalbėti apie vėlgi naujus Microsoft produktus. Iš tiesų džiaugiuosi, kad visai neseniai Liepos 9 dieną Toronte per pasaulinę Microsoft partnerių konferenciją buvo pristatytos datos, kada Windows Server 2012 turėtų pasirodyti rinkoje. Taigi, Release to Manufacture, tas toksai, sakykime, jau galutinė Windows Serverio 2012 versija turėtų pasirodyti pačioj pradžioj rugpjūčio, pirmąją rugpjūčio savaitę, jeigu taip konkrečiau. O GA, tai General Availability, kada jau visi IT profesionalai, norintys ir laukiantys šio naujo produkto galės įsigyti ir naudoti visai galutinę Windows Server 2012 versiją, tai turėtų būti rugsėjo mėnesį. Tai jau reikia morališkai ruošti. Tai iš tikrųjų visai čia pat tos dvi datos ir labai džiugu iš tikrųjų, kad vasaros pabaigoj daugelis mūsų klientų ir partnerių tiesiog galės jau pradėti ne tik tai planuoti, bet jau ir diegti naują produktą savo IT infrastruktūrose, nes tikriausiai niekam nepaslaptis, kad šis naujas serveris iš tiesų, kaip jau kelios versijos prieš tai buvusios, vėlgi bus labai įspūdingas ir naujas, sakykime, kupinas naujienų releasas, nauja versija, kuri, aš turėčiau, arba, sakyčiau, turėtų sudrebinti IT rinką. Taip, vaizdžiai. Taip, kodėlgi ne? Taip, todėl kad Cloud Ready Operation System. Taip, Cloud Ready Operation System ir ne tik tai su tuo, kad reiškia pačios savybės, pačios, sakykime, inovacijos šioje operacijų sistemoje įgalina, sakykime, daugelį organizacijų išnaudoti debesijos, kompiuterijos naujoves ir galimybės, bet taip pat mes keičiame ir licenzijavimo taisyklės. Ir, ko gero, daugelis jau atsiduso galvodamas, ir vėl Microsoftas sugalvoja kažką tai sudėtingo ir vėlgi bus labai komplikuota. Aš sakyčiau, kad šį kartą ko gero bus visiškai priešingai. Tai kaip pamenat, buvo tam tikrų teigiamų, sakyčiau, pokyčių licenzijavimo srity su System Center 2012, tai aš manyčiau, kad su Windows Server 2012 taip pat mūsų laukia labai pozityvios naujienos, dėl to, kad licencijavimas, mano supratimu, iš tiesų paprastėja. Keletas dalykų, ką reikėtų ko gero tuoj pat dabar ir papasakoti, tai kad mažėja Windows Server leidimų skaičius. Su Windows Server 2012 mes turėsime tik tai 4 pagrindinius leidimus, tai Windows Server Foundation, tokį mes turime ir dabar. Taip pat turėsime Windows Server Essentials ir dvi versijos, į kurias dabar kaip tik ir norėčiau daugiausiai dėmesio atkreipti, tai Windows Server Standard Edition ir Windows Server Data Center Edition. Tai štai šie du leidimai, mano galva, būtų pagrindiniai tiek pradedant jau vidutinio dydžio įmonėmis, tiek baigiant stambiomis įmonėmis. Esminis pokytis, kaip jau girdėjote, nelieka Enterprise Edition, tai vienas momentas. Ir kitas dalykas, šie du leidimai yra licenzijuojami ne per server, bet per procesor. Taip kaip buvo, jeigu pamenate, licenzijuojamas Data Center Editionas iki šiol, tai štai Data Center Editiono licenzijavimo modelis yra taikomas taip pat ir Standard Editionui. Skirtumas tarp to, kas buvo ir kas bus, yra tas, kad viena licenzija apims ne vieną, o du fizinius procesorius. Ir iš esmės skirtumas tarp šitų dviejų leidimų yra tik tai virtualizavimo teisėse. Tai yra, su Standard Editionu dabar jūs turėsite dviejų virtualių mašinų galimybę arba teisę į dvi papildomas virtualias mašinas.
Ir Data Center Edition, kaip ir iki šiol, taip ir bus ir toliau, jūs įgyjate neribojamą virtualių mašinų skaičių, galimybę neribojamą virtualių mašinų skaičiaus, reiškia, diegti ant vieno fizinio serverio. Tai, ko gero, jeigu trumpai, tai būtų tokios naujienos, kviečiu, aišku, apsilankyti mūsų tinklalapyje microsoft.com Windows Server 2012, kur galima būtų rasti daugiau informacijos šią temą. Taip, ir be abejo nepamirškite apie technetą. Tai, nes tai pagrindinė vieta, kur galima sužinoti visą paskutinį informaciją. Ir mes turim specialiai tokią knygą, kaip pavyzdys Introduction Windows Server 2012. Ta knyga yra nemokama, bet PDF formate jūs galite downloadinti. Galima atsisiųsti šią elektroninę šios knygos versiją, kur iš tikrųjų, kaip rašo autoriai ar autorius, dabar reikėtų pasitikslinti, bet iš tikrųjų, kaip rašoma šitos knygos apžvalgoje, tai yra toks high level overview, kur galima būtų pamatyti, reiškia, paskaityti ne tik apie konkrečias technologijas ir inovacijas, kurios yra įdiegtos, bet ir kodėl buvo tos inovacijos daromos. Kodėl, pavyzdžiui, investicija buvo daroma į virtualizacijos, į Hyper-V trečią kartą, kodėl būtent buvo manoma, kad reikia investuoti į tas sritis, pavyzdžiui, didinant virtualių procesorių skaičių ir taip toliau ir panašiai. Na, bet raginam su Jevgeniju tiesiog paskaityti, atsisiuntus tą knygą ir sužinoti patiems daugiau. Jo, tai be abejo jūs galite jau dabar pabandyti, yra free version, ne free evaluation version, kur jūs galite, kaip bijote, downloadinti ir pas save pabandyti jau, kaip atrodo naujas interfejsas. Kaip Hyper-V, be abejo, kas visus beveik domino, ir visi kitas storage galimybė, ir security galimybė ir taip toliau. Bet, kaip jau sakiau, pati paskutinė informacija yra be abejo technetė, kur yra pastoviai pildoma. Tikrai, jeigu jūs užėsite, tai be abejo ten yra ir data, pavyzdžiui, kada buvo paskutinį papildota ta straipsnis, pavyzdžiui, taip toliau. Tai va, tikrai, jeigu pamatysit, tai yra pastoviai pildoma ir šitoje vietoje didelis ačiū žmonėms, kurie ten papildytas technet straipsnį ir už tai, kad jie tikrai nepamiršta ir tada paskutinės informacijos. Ir dar viena vieta, kur galima būtų paklausyti pristatymų ir pasakojimų apie naują Windows serverį, tai yra Microsoft Virtual Academy, kur iš tiesų galima pamatyti ir tiesiog gyvai, kaip atrodo, pseudo gyvai, ta prasme video, kaip atrodo naujasis Windows serveris, jeigu, pavyzdžiui, prieš atsisiunčiant pabandymų į šią bandomąją Windows serverio versiją, jūs norėtumėte tiesiog pažiūrėti, kaip tai atrodo. Ir visai neseniai išėjo Jumpstartas, tokį irgi virtualus, mes paliksim linką nuorodą. Nuorodą paliksime apačioje po video, kur yra apie 8 video, vėlgi tokio formato jie bendrauja su Microsoft būtent darbuotojai, kurie susiję su tam tikro, pavyzdžiui, su virtualizacija, su security, būtent Windows Server 2012. Ir ten yra apie 8 video laidas po valandinės. Tai tikrai daug informacijos jūs ten galite paieškoti. Va, be abejo paliksim linką, kaip ir sakiau. Linai, toks klausimas. Mes žinom, kad jūs atostogose dabar. Na taip išėjo, taip. Bet vis tiek, labai greitai, jeigu kokį jūsų patį mylimiausią arba patį naudingiausią jūsų manymų featuresą, kuris yra 2012 serverį? Geras klausimas, bet aš svarsčiau apie tai, kuris man pats didžiausią įspūdį palikęs būtų. Tai be abejo, be Hyper-V trečiosios versijos yra ir daugiau savybių serverio, kurios tikrai kelia susižavėjimą. Na, viena iš tokių mano mėgstamiausių, kad, pavyzdžiui, per Slate įrenginį jūs galite prisijungti per terminalinę sesiją prie server managerio ir galite tiesiog vienam dashboard'e matyti visą jūsų infrastruktūros būseną. Tai štai server managerio pokyčiai su galimybė grupuoti serverius ir valdyti iš vieno serverio daugelį serverių, ko gero, tas funkcionalumas, kuris mane labiausiai sužavėjo.
Bet kaip ir sakiau, aš suprantu, kad IT profesionalam ko gero labai svarbus yra būtent Hyper-V technologijų patobulinimas, taip pat kaip ir storage naudojimas. Taip. Tai yra, sakyčiau, atsakyti, kad tai būtent vienas ar kitas patobulinimas yra pats geriausias, pats naudingiausias būtų sudėtinga, bet man asmeniškai, kaip sakiau, server manageris, manau, kad ir tikiu, kad IT profesionalam naujasis Hyper-V bus įspūdingas ir tiesiog, tikrai labai naudingas, bei kaip ir nekartą esame su tavim diskutavę, kad storage'o, reiškia, naudojimas ir galimybė, sakykime, išnaudoti commodity storage'ą, kuris galėtų būti transformuojamas į brangų, reiškia, sakykime, shared storage sprendimą, tai iš tiesų įspūdingas dalykas. Taip, tai reiškia, patikėkite, kiekvienas IT pro arba administratorius arba net developeris, be abejo, vis tiek ras kažkokią naują savybę, kuris ten, jeigu jis administruoja storage'us, tai tikrai ten bus dideli pasikeitimai. Jeigu jis užsiminėjo Hyper-V, tai net kalbos nėra. Nesvarbu, ko jūs darot būtent jūsų įstaigą, arba sakykime, už security, už storage, arba už viską, kaip pas mus būna. Tai vis tiek jūs rasit kažkokios naujos savybės, naujos galimybės, kur galite patobulinti jūsų esamą infrastruktūrą, galbūt jau pradėjo galvoti apie migraciją. Tai tada toks klausimas, gal negalima atsakyti, bet aš vis tiek užduosiu. Gal bus kažkokių artimiausių metų, gal bus kažkokių renginių, kur ateis žmonės, kur bus oficialus pristatymus Lietuvoje. Taip, iš tiesų, mes jau rugsėjo mėnesį planuojam visą eilę renginių. Sakykime taip, mes pradėsime visą eilę renginių nuo rugsėjo mėnesio. Ir kas liečia, pavyzdžiui, Windows Server 2012, tai pirmieji renginiai prasidės Baltijos šalyse rugsėjo 11 dieną, 11, 12 ir 13 dienomis planuojame pirmąjį iš šios serijos renginių. Ar bus anksčiau, dar kol kas negalėčiau atskleisti, kadangi kai kuriuos mes dar planus derinam, bet štai minėtas Windows Server 2012 seminaras, kurį tikiuosi mielai praves jums gerai žinoma kolegė Paula Januškevič. Ir labai džiugu, kad jinai pamilo mūsų kraštus ir mielai atvyksta, tai labai tikrai visus kviesim. Kai sudarysim visas detalės, būtinai atsiųsime kvietimus. O toliau, žinoma, laukia įspūdingo dydžio renginys, tai Tech Day 2012. Apie renginio datas ir visą kitą, aš manau, kad netrukus tie žmonės, kurie dalyvavo praėjusių metų renginį, turėtų gauti į savo pašto dėžutę priminimą arba kvietimą su, sakykime, taip žargonus kalbant, time blockerį, kuris tiesiog informuos apie renginio datas. Visa darbotvarkė šiuo metu intensyviai yra derinama, bet mes tikimės, kad iš tiesų bus vienas įspūdingiausių IT renginių Baltijos šalyse. Tai ir tikrai bus atskiras gal kokį keletą net sesijų, kur skirta Windows Server 2012. Tai ne tik tai Windows serveriui, ten bus apskritai daug sesijų, techninių sesijų, 300-400 lygio sesijų, kur kalbėsime tiek apie Windows Server 2012, tiek apie kitus naujus produktus kaip System Center 2012, bei SQL Server 2012. Juk niekas nestoja vietoje ir naujieji produktai, ką tik tai išleisti kaip System Center 2012, taip pat bus naujinamas. Ir štai dėl tos priežasties, kad tai yra produktų rinkinys, o ne vienas produktas, jį ir siūlo kompanija įsigyti su software assurance, su naujimo garantija. Jo kitaip ir neįmanoma įsigyti šiuo metu naujosios versijos, dėl to, kad jisai visą laiką išgyvens daug visokiausių patobulinimų. Tai atsiranda galimybės ir poreikis suderinti pavyzdžiui, su naujoju Windows Server 2012. Ar tenais bus nauji patobulinimai išleisti, reiškia, su kažkokiais tai komponentais. Tai dėl to visą laiką vyksta tas
procesas į priekį ir aš tikiuosi, kad tie produktai ir tos naujovės bus naudingos mūsų IT profesionalams. Taip, nepamiršk, kad dabar System Center 2012 yra STP Service Pack 1, reiškia preview dar, bet mes tikėsimės, kad po Service Pack 1 išleidimo jūs galėsit naudoti Service 2012, Windows Server 2012 ir System Center. Tai nėra net kalbos, aš tiesiog dar sąmoningai šiek tiek nutylėjau, bet iš tikrųjų tai pagrindinė priežastis, dėl ko Service Packas pirmas turėtų pasirodyti ne už kalnų, ne už ilgo, tai yra labai akivaizdi, kad reikia integruoti naują serverį su System Center produktų grupė. Tai dėl tos priežasties tai bus pagrindinė naujovė, tai būtent integracija Windows Server 2012 su System Center 2012. Taip. Tai manau, kaip tik ten mes turėsim dar papildomų features ir galimybių, kuris duoda ir System Center, ir naujos Hyper-V, naujos storage'as iš Windows 2012. Ir be abejo, jūs galite palikti komentarus apačioj po video, kokios jums labiausiai features patinka naujam System Center, ir naujas System Center 2012 irgi, bet naujas Windows 2012. Tai ačiū Jums, Linai. Mes tikėsim, gal pašnekėsim apie eventus, kur bus apie Tech Day, kai jau bus žinoma tam visus speakerius, trackus ir taip toliau, tai galėsim pristatyti trupučiuką. Taip? Aš manau, kad drąsiai galėsime jau rugpjūčio mėnesį pristatinėti detaliau būtent Tech Day 2012, kur nežinau, galima bus pakviesti galbūt ir kolegas, kurie galės papasakoti ir apie savo, sakykime, atsakomybės ribose, reiškia, organizuojamas sesijas, ar tai būtų Windows 8, ar tai būtų Office'o produktai, sakykime, aš nežinau, ar tenais būtent programuotojams skirtos sesijos. Čia galima būtų pamastyti, kaip tą padaryti, bet žinoma, aš manau, kad daug daugiau detalių galima bus atskleisti. Taip, be abejo, ir dėl rugsėjo eventų, be abejo, užžiūrėkite MCP Clubas, jūs turėsit visą informaciją, tikrai, negali sakyti anksčiau už Microsoft'ą, bet porą valandų vėliau už paskelbimą oficialų. Gerai, tai aš Jums, Linai, už dalyvavimą, tai viso gero. Sėkmės, laimingai.